čia. Kylam kilsim tuoj į antrą dieną Baltijos taurės. Oras toksai užtrauktas, viršutinis sluoksnis yra pilnai. Žiūrėsim, kas čia gausis 2 valandas turime. Gavronas pasirengęs. Lauk, žiūrėk, kaip parašyta. Papa Lima pasiruošęs. Papa Lima pasiruošęs. Girdėtojas. Papa Lima pasiruošęs. Robinas startas pagal pasiruošimą. Pro mūsų bazę praskrisim dabar. Kylam 270 kursų. Buvo kažkoks kemperis atvažiavęs, matau, į svečius pas mus. Įdomu, kada pradės striginėti GPS ryšys. Dar kol kas žemai esam. Kur skristi atsikabinus, visai neaišku. Ten į priekį kažkur lyst. Papa Lima atsikabino, ačiū. Vargstam aukštį išsiimdami. Labai toksai slabnas oras. Dabar 0,7, 0,8, termiko vidurkis 0,4 ir jau išsiėmiau vos aukščiau negu kad atsikabinau nuo lėktuvo. Tai va, taip irgi gyvenam dabar. Oskar Papa pasiruošęs. Robinas. Šiek tiek sukvėpavo oras. Turėtume tuoj debesų padą pasiekti. Ir bus gera situacija startuoti. Oras lyg tai šiek tiek sukvėpavo, bet vis tiek silpnokas toks, labai silpnokas. Starto linija atsidarys už 4 minučių. Baltijos taurės varžybų dalyvių dėmesį, startas atsidaro už minutės. Supratau, kad arčiau garo. Ir tūpimas. Ar startinė bebus sklandytuvų? 7 paskutinė jau juos. Sustartavau iš karto po starto linijos atidarimo.
Žiūrėsim, ką čia turėsim. Nu vat. Kažkokia dešra prieki kabo. Pabandysim tą dešrą išnaudot. Gal kilimų ten bus. Viršutinis sluoksnis pridengia saulę, bet kas čia žino, jeigu čia nebūtų viršutinio sluoksnio, tai audros turbūt būtų dėl drėgno oro. Padas labai debesų neaukštas, kilometras. Vėl šiandien navigacija tik tai pagal telefoną. Vėl rodo, kad skraidau kažkur tai netoli Karaliaučiaus. Žodžiu, sugadintas, pakeistas elektroninėmis karo priemonėmis koordinatės ir aukštis. Rodo LX9000 borto kompiuteris rodo kažkokį tai ežerą, užtvanką. Čia tokios nėra, kur skraidau, nes skrendu link Žuvinto, link Amalvos. Virš Žuvinto skraidau. Pusantro metro plaukia. Альфа-Ромео закончили выброску, снижаемся. Каким нам, правым, левым? Ukrainiečiai Pociūnuose parašiutistus mėto su ukrainietišku lėktuvu. Tai ruskai šneka. Разговор перегаз. Стартуем. Nereiktų dar tą gatvelę išnaudoti čia va priekį. Visai čia kol kas skrendamas oras. Nuo Žuvinto ir prieš vėją matosi gatvė. Gal ir likusi maršruto dalis išsipildys, užduoties dalis. Skrendu šalia Žuvinto miško pelkės, kairiau Žuvinto pelkė. Truputį kairiau nuvarė? Dešiniai priekį Marijampolė. Dabar tam sektoriui skrendu krašte. Reikės suktis jau į sekančią į antrą zoną. Liko užduoties laiko 1:26 minutės. Tai jau daugiau negu pusę valandos skrendu į pirmą zoną. Beveik ir pagazuot kartais galima. Taip gatvės gražiai išsirikiavusios. Prieš tai beveik 2 metrai kilimas buvo. Понятно. Aišku, čia tas gazavimas, tai makrėdį metrą per sekundę užsistačius. Įdomus oras.
panašu, kad ir kameros GPS signalo negaudo. Raudonai vyksta. Kad turėtų žaliai būt. O Marijampolė jau iš arčiau matosi. Čia priskrendu Liudvinavo ir čia prie to Liudvinavo ir suksiuos, nes sektoriaus, pirmos zonos sektoriaus kraštas. Ir kaip tik debesiukai yra. Po tais debesiukais ir apsisuksim. Marijampolė dar geriau atrodo, iš arčiau. Viskas sukuos. Žiūrim, kur dabar čia skristi. Ромео Янки, наблюдайте справа выше. Aha. Reikės peršokti į dešinę. Tai va, vėl lipu ant Žuvinto miško. Ir tada link Simno ir Didžiųjų ežerų. Žuvintas yra Žuvintas, 3 metrai per sekundę kilimas. Tokioj migloj skraidant. Ševronas 27 dešinė trečiame, artėjimo atstupimui nuo seno paskutinio šortą. Va, Žuvintą parodysiu. Per kairį bortą. Ką reiškia vasaros pradžia, daug energijos, vos saulės gauna ir iškart generuoja tokius kilimus. Skrendu šalia Didžiųjų ežerų, kairiau. Ir čia tokia gatvių nėra, tokie paskiri debesiukai. Ten Alytus priekį matosi, kairiau. Labai reiktų čia kilimuką susirasti, kažkur kad biškį aukščio pasiimti. 750 metrų virš žemės. Kažkur priekį skraido Austėja. Skraidau visai žemai prie Nemunaičio. Bet gavau kilimuką, kol kas, kad neprapultų, nes labai silpnas dar kol kas ir žemai esu. Atskridau prie Daugų ežero, pakeliu į antrą zoną Matuizų. Bet va čia tokie gražus debesis, bet nesucentruoju gero kilimo. Bet panašu, kad va gal gaunu jau.
dviese skrendant būtų lengviau rasti kilimus. Metras tik tai, bet reikia ko gero kentėti, nes padas toli. Atskridau ant Varėnos miško krašto, Varėno dešiniai. Pasiūnai Lima Kilotka ir išeinu iš aerodromo zonos rytinio kurso, toliau ryšį su Kaunu. Ir čia jau netrukus galėčiau suktis, bet reikia maksimaliam aukštį suktis, nes paskiau bus prieš vėją skridimas į jau paskutinę trečią zoną. Labai čia vėl pridengė, buvo lyg saulė pasirodžius normaliai, o dabar vėl pridengė labai stipriai. Žiūrėsim, ką daryti. Va, galėčiau suktis, bet negaliu. Nes ten, iš kur atėjau, nelabai buvo kilimo, tai vat reikia dar palysti zoną. O debesim priekį pabandyti kažką surasti. Tai lindau nelabai gerai. Ir nerandu kilimo žemai. Kažką užgraibiau. Bet tokius žemėjimus susirinkau, kad šakės. Nepataikiau. Tiksliau pataikiau per žemėjimų zonas. Labai nužemėjau iki 400 metrų. Jau pradėjau žiūrėti, kur čia tupt galima būtų. Atsigavęs jau kuris laikas dirba, rodo navigaciją, o LX9000 neatsigauna. Labai nėra kur skristi. Kažkur tai čia slenkuosi į šiaurės kryptim. Kažkokį debesį bandysiu, bet čia prie pat draudžiama zona yra labai nekokia situacija. Ir saulės nėra. Saulė visa pabėgo į šiaurę. Uždenginėjo. Kažką tai ieškoti. Bet čia labai nekas. Nepataikiau, žemyn važiuoju. Gelbėtis kažkaip reikia.
esu klaidą padaręs, kad neapsisukau ten laiku, o dar skridau išsiminėtą aukščią. Panašu, kad papalimą prie Dusmenų kažkur netoli įsiturti. Taip, sakė taip. Oi, man dar labai toli. Opa, nusilenkė kamera net taip. Ką, pirmas tupimas ne aerodrome šiais metais. Būna ir taip. Cikloninis oras. Nu ką, sklandytuvas lyg tai čielas. Viskas tvarkoj.